Generalinis laidos rėmėjas Vilniaus ginklai. Sveiki, čia laida apie gamtą ir gamtos žvėris, laida Grybo ragas. Taigi, pažiūrėkite, štai matome laisvose laukose besiganantį grybą. Štai pabandysime jį sumedžioti. Štai medžioklės įrankis. Pats mirė savam ritmam grybas. Tai mane trukdo jį išmestinėti. Gal norite grybo mėsos šviežias mėsytas. Labai skanu. Taigi, tęsiame laidą ir einame medžioti kitų grybų. Su jumis buvo laida Grybo ragas. Mes grįžame į laidą Grybo ragas. Taigi, mes pastebėjome įdomią egzempliorių, egzotiškąją ūmėdę. Taigi, pabandysime ją sumedžioti. Yes! Tiesiai į 10. O ne! Ji buvo sukirmijus. Ką tai galėtų reikšti? Ogi tai, kad ji jau buvo sumedžiota. Velneva. Taigi turime šį puikų egzempliorių. Ir susitiksime kitose egzotiškų grybų medžiojimo laidose. Pasibaigus varyminėms medžioklėms, Vilniaus ginklai norėtų jums pristatyti mažo kalibro šautuvus. Visų pirma, tai TOS 78. Senas tradicijas turinčios vienos garsiausių Rusijos kompanijų gaminys, išsiskiriantis lengvumu ir kompaktiškumu. Šio ginklo kaina tik tai 700 litų. Ir be jokios abejonės garsiausias mažo kalibro kompanijos Ančius ginklai, kurie pasižymi itin dideliu tikslumu, aukštos kokybės sudedamosiomis dalimis bei įspūdingų dizainų. Gera žinia medžiotojams. Iki kovo mėnesio 1 dienos visus mažo kalibro ginklus galite įsigyti su 15% nuolaida. Laukiame apsilankant visose Vilniaus ginklų parduotuvėse. Sveiki! Mes grįžame į laidą apie laukinius gamtos gyvūnus ir laukinę gamtos gamtą. Štaigi, mes ėjome, sėliname ir aptikome laisvai besiganančią neaiškių grybų bandą. Štai pasigrožėkite. Dabar pabandysime sumedžioti kelis jas gantainius. Einam pamatyti mūsų laimėkį. Taigi, sumedžiojame šį neaiškų grybą, kuris nežinia ir yra valgomas. Taigi, išsiaiškinsime tik jį jo paragavę. Tai yra tik vienas būdas sužinoti, ar jis valgomas. Taigi, mes grįžame į laidą apie laukinius medžius ir laukinius grybus ir gyvūnus į Grybo ragą.
Taigi, mes staiga žygiavome per mišką ir staiga nelauktai pamatėme medinį grybą, tiksliau, medžiuose gyvenantį grybą, kuris labai tartinai mus žiūrėjo. Taigi, štai pasigrožėkite. Medžio grybas, jis laisvai ganosi po medžius, bet jis yra flegma. Taigi, jį sumedžioti tikrai yra nesunku. Matote, jis puikiai susimedžioja ir jo negalima valgyti, nes tai yra kempinė. Čiak parazitas. Nusimgi tu. Taigi, tas grybas žuvo įtemptoje kovoje su manimi. Ką padarysi, jog jis pats to norėjo. Tai geriau tik jam pačiam. Taigi, po reklamos sugrįšime į mūsų laidą apie laukinius grybus ir kempinės grybo ragas. Taigi mes grįžame į grybo ragą ir nelauktai staiga ir visiškai netikėtai susirašėme medžioti grybus, kitaip sakant, grybauti miške. Ir štai ką mes aptikome. Matote, medis. Miške aptiktas nelauktai ir netikėtai. Pabandysime jį sumedžioti. Labai stiprus gyvatė. Ir gajus. Dviesk parazitai. Paimtemtos ir aš sakau, ir sunkios kovos mes jį nugalėjome su savo aštriuoju peiliuku. Drožėme ir uždrožėme jį negyvai. Ateik. Dviesk medį. Sveiki, čia laida apie gamtą ir laukinius grybus, grybo ragas. Taigi šiuose begalinėse tyruose, kur ganosi įvairūs grybai ir jų rūšis, mes netikėtai ir nelauktai mūsų kūrybinė grupė aptiko vietinį čiabų. Taigi ir pakalbinkime jį. Kaip jums, ponė, sekasi grybauti? Gerai. Plačiau? Gerai. A dar? Nu, einu, žiūriu, grybas, va toks va išdygęs didumo. Jį nupjauti jis bėga, dar pjaut bėga, pasivėjau su peiliu. Gal galite jį parodyti mums? Tenais gulė už kelmo. Šernas, toksai didelis su ragais. Prašome pademonstruoti ir parodyti. Einu. Ir viskas. Tai buvo. Aišku. Dėkojame už šį nuostabų pokalbį, pona vietinį čia buvai. Ir dabar mes atsisveikiname. Iki kito karto. Taigi mūsų čia buvis išvyksta. Dėkui Dievui, kol jis mūsų nesuvalgė. Ir staiga mes aptikome voverių. Ne voverių, voveruškų. Bandą. Prašome pasigražėti. Jos labai pasyvios ir nebėga. Galima tiesiog paimti ir nupjauti. Labai geri grybai. Va, visas ir tavo operatorių. Taigi mūsų voverių, ne voverių, voveruškų medžioklė labai atsipirko. Dabar, ką žinau, dabar einame ieškoti kitų voverių. Voveruškų. Einam.
Taigi, mūsų kūrybinė grupė grįžo prie savojo puikio automobilio, su kuria ir grįšime visi laimingai namo. Čia buvo, kaip ten mano vardas? Aiva, čia buvau aš, Dienmedis Grybauskas ir operatorius, kurio vardas nežinomas. Paplokite. Ačiū už aplaudimus. Susitiksime kitą... Kada mus ten rodo? Tarkim sekmadienį. Susitiksim kitą sekmadienį. Sudie.